ir, žodžiu, su draugu sukrovė svorius į vieną krūvą sporto salės kampe. Ja. Galvojame, papukštausime ir niekas nesužinos, kad čia mūsų darbas. Apsimeskite sporto klubo savininku Arvydu ir išbarkit, kad jį nebegaus abonento, nes šiandien kaip tik prasitėsi jį. O taip. Bandom pasukti. Paskęs debesyse. Su šiuo abonentu neįmanoma susisiekti. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Labą vakarą. Nu, tai labai smagu, kad jūs sveikintis. Žiūrėkit, aš čia dabar turiu žiūrėtis, knystis, reiškia visokius kontaktus. Čia skambina sporto klubo savininkas dabar. Arvydas. Žinot, su ko kalbat? Jo. Smagu. Žiūrėkit, pagal sporto klubo šiaip tvarką, panelė Skaistė, savo atliktus pratimus, kai jūs padarote, ar ne, visus svarmenis mes arba patraukiame nuo, reiškia, sporto įrenginio, arba tiesiog padedame į vietą. Teisingai? Taip. Todėl aš prašyčiau laikytis mūsų sporto klubo taisyklių, ar ne, ir neversti kitų žmonių, klubo klientų ir svečių, tiesiog užsiimti jiems nereikalingą veiklą, o taip pat darbuotojų reiškia taisyti jūsų klaidas. Jums čia darželis atrodo dabar? Aš nieko blogo nepadariau. Tai o kas sukrovė visus tos, suprantik, svarmenys į kampą? Nu, ponas Andrius. Čia jūsų tas kolega, su kuria buvot? Taip, taip. Tai jūs jau neprisėmot jokios kalties, aš nesuprantu. Ne. Tai jūs šonio stovėjot ir kikenot, ar kaip suprast tada? Būtent. Ar jūs suprantat, kad, pavyzdžiui, jūs ir ponas Andrius būsit, galit būti nepageidaujami pas mus sporto klube ir mes atimsim jums abonementus? Nu, kažin. Jūs to abejojat labai, aš kaip suprantu. Taip. Bet ar jūs suprantat, kad aš turiu tokią teisę? Nu, tikriausiai. Ir aš kad galiu tai labai paprastai padaryti. Tikiu. Ir jums ką, visiškai negėda dabar dėl to, ką jūs padarėt? Nu, nelabai. Suprantat, kad nusikaltimo stebėjimas, jūs skaitotės kaip nusikaltimo bendrininkė dabar? Suprantu. Jūs gailitės bent jau dėl to? Ne. Jums patiko. Jeigu Andrius darys tai dar kartą, jūs jį raginsite tai daryti. Žinoma. Viskas. Aš atimu jums abonentą. Nebereikia man tokių sportuotojų iš viso. Jeigu jūs nesilaikote tvarkos, sukeliat sąmyšį, problemas. Mano tėvas pasitempė nugarą. Tai kaip čia jaustis? Jam vos kila neišlindo. Jisai, supratas, kad visą gyvenimą yra pradirbęs tolimųjų reisų vairuotojų. Pas jį nelaiko, jisai net supraskit šito dalyko. Suprantu. Ir jam iš šonų kilnoti. Jam gimorojus išlindo. Jisai su žvakutė dabar guli ant šuniuko ir verkia. Ar jūs suprantat šitą? Jo. Tai kaip jūs elgitės? Blogai. 19 metų, o kaip vaikas. 20 metų. Ką tai, koks skirtumas? Kaip vaikas, visiškai kaip vaikas. Dieve, jums iš paskos mama gal vaikščiojo? Jūs valgyt savo nemokat gal pati net pasidaryti? Neikite tą sporto klubą, nenoriu aš jūsų daugiau matyti. Taip griežtai. Nu tai kur tu tokia šikinė ten? Visi vyrai tik žiūri, nieks nesportuoja. Maža šikinė. Peliuko šikniukas? Jo. Nu tai būtų pats laikas užsiauginti normalų gražų brazilišką užpakalį. Bandai nešiodama svarmenės į kažkurią ten vietą. Nenešioju aš vietą. Viens ant kito jūs varot, žiūrit, Andrius ant tavęs, tu ant jo. Bet kokiu atveju tau skambina radistai iš Zip FM. Supratau iš karto. Valio, kad supratai. Tai kaip sekas sportuoti? Labai gerai, kol kas. Kiek stumi? Stumu, nieko nestumu, aš tik tais pritupimus už pangą darau. O išeini bent suprakaitavus? Ar prakalbėjus, žinai, kaip būna? Nu tai aišku, kad suprakaitavus, ten nešnekėti eini. O Andrius kas yra tavo? Draugas. Vaikinas? Sužadėtinis. Kaip viskas paslaptinga. Viens ant kito žiūriu, gera porelė bus, žinai. Ja. Puiku, gerai, gero sporto, iki, linkėjau.